Tai pirma kelionės diena prasidėjo. Iš Vilniaus važiuojame į Rygą, toj prisijungs mano sūnus. Ir lekiam į Rygą, biškį keletą valandų pasibastom Rygoje, nes Ryga kaip ir mums pažįstamas miestas. Paskui toliau keliausim per Latviją ir Estiją, Saremų salos. Po 5 dienų grįšime atgal. Organizavau tėvo ir sūnaus kelionę. Mano sūnus šaunuolis apsigynė magistro laipsnį, gavo diplomą su pagyrimu, kažkoks tai ledas visiškai. Ėmėm keletą dienų laisvų ir bandysim pakeliauti, pabūti dviese. Nu va, prisijungė mano kompanionas. Šiandien, ne šiandien, savaitgalį prognozuoja gerą orą, ar ne? 30 laipsnių. 15 laipsnių šiandien, 15 laipsnių rytoj. Nu va, mes jau įvažiavom į Latviją, sustojom kolonėliai, biškį pasilsėt ir sekantis sustojimas bus turbūt jau Ryga, ne? Taip? Nu, tai taip. Daugiau nėra kur. Bet Rygoje ilgai neužtruksim. Nereikia. Valandėlę kokią. Droną va pakelsiu, jeigu pavyks, nes vėjas šiandien didelis. Senamiestį pafilmuot. Ir toliau Sigulda. Siguldos nacionalinis parkas. Ten bus pirma mūsų nakvynė šiandien. Ei, na štai. Mes jau Rygoj. Palauk, žinai ką, pamiršau paimti mikrofoną didžiausią. Varom atgal prie mašinos. Mes jau Rygoje, taip? Taip. Toksai oras, nežinau, kažkoks tai vasara, bet ne šilta. Apsirengę va, būdu varom, ne? Kiek kartų būdavau Rygoje, visą laiką jinai mane pasitikdavo gražiu oru. Ir šiandien buvo nuostabi saulėta diena, pasigrožėjome senamiesčio vaizdais, pakėlėme droną, praleidome gerai keletą valandėlių senamiestyje. Nu va, atėjo mūsų sriubos, čia va mano Dal kažkokia sriuba, o Arnoldo kažkokia tai irgi įdomi. Makaronai. Su makaronais, Makaronai kažkokia su nepalietiška su daržovėmis. Nu, ragausime. Taip valgyt norėjom, kad net neparodžiau, kokiuose va induose tokiuose buvo atnešta. Čia pas mane vištiena su mangu. Ryžiai va atskirai, va susidedi savo lėkštutę ir valgai. Toks patiekalas įdomus. Nebuvo nupaišyta to aštrumo čili simbolių, bet tokio aštrumo turi vis vien, aišku, pakenčiamai, valgomas tikrai gerai, skaniai atrodo. Arnoldas nusipirko Himalaja tradicinė vištiena tokia va irgi. Įsidėjo, valgome. Nu, toks tiesiog va paragavom himalajiečių virtuvės, dar turbūt nei kartą nebuvom ragavę. Nu, iš tikrųjų neblogas skonis. Gal ne kasdieną valgyt, bet skanu iš tikrųjų. Atvažiavom į Siguldą, tualeto pertraukėlę
Tuoj sulauksim pagrindinio operatoriaus. Sigulda yra fantastinis miestelis su daug įdomių atrakcijų, kurias galime pamatyti. Mes nelabai spėjame daug pamatyti, kad skiriame tam nepakankamai laiko, bet jeigu būsite Siguldoje, nepatingėkit, pavaikščiokite daugiau, čia fantastinis nacionalinis parkas, daug labai gražių vietų įsimintinų. Mes aplankėme tai tik tai vieną seną Livonijos pilį, kurioje daug yra labai gražių kampelių ir daug istorijos. Taip pat čia labai daug yra gražių gamtos paminklų, olų, upė labai gražiai teka, iš tikrųjų labai yra daug apžvalgos vietų ir ypatingai kas mėgsta haikinti, tai yra vaikščioti po įvairias vietas, kalnus, tai būtinai aplankykite, tikrai nenusivilsite. Būnant Siguldoje būtinai reikia aplankyti Dainų parką, kur yra labai gražių statulų paroda ir šalia esanti Tauraidos pilis irgi nereali. Labai superinis oras pasikeitė, kaip mums pasisekė, kad mes visgi išdrįsome per lietų atvažiuoti šitą muziejų. Ir staiga debesis prasiskleidė ir nerealu, aš tokių kadrų iš drono pagavau, čia svajonė, kaip debesis prasiskleidžia ir išlenda šviesa ir keičiasi apšvietimas. Nekantrauju sumontuot, pasižiūrėt, kas ten gausiu, bet buvo nerealu, žinokit, nerealu. Šios kelionės pirma diena atėjo į pabaigą. Jeigu patiko šita mūsų kelionė, sekite ją mano kanale, toliau žiūrėkite sekančias serijas ir prenumeruokite kanalą. Atsitrinkėme į barą.